Labą dieną. Ką tik matėte pirmą smūgį ir dėja po to pirmo smūgio kitų kibimų teko labai ilgai laukti, nes viską bandžiau ir daug darbo įdėjau ir net keikiausi ir nieks nekybo, tiesiog ignoravo viską. Tai belaukiant kibimo pakalbėkim truputėlį. Nežinau, žiūrovai, ar pastebėt, bet kiekvieną kartą aš stengiuosi važiuoti vis į kitą upę. Nes taip įdomiau, kiekvienoje upėje vis kažkas kitaip. Reikia atrasti masalus, reikia prisitaikyti, kur kokios žuvys gyvena, pradedi suprasti po kiek laiko. Tokiu būdu mokaisi ir kaip žvejys tobulėji vis. Aplankiau jau nemažai upių ir nei vienos nenurašiau. Po kiek laiko vėl grįžtu į visas tas pačias ir vėl pagaunu. Tai tiems žiūrovams, kurie, kas karts nuo karto vis klausia, kokioje čia upėje žvejoju, noriu patarti, kad nekreipkit dėmesio į tuos pavadinimus. Tiesiog, netoli namų kokios upės yra, pradėkit nuo šitų bandyti, žvejoti kuo daugiau, eksperimentuoti ir manau tikrai turi pavykti. Dar reikia suprasti, kad žvejyba tai ne kompiuterinis žaidimas, kur atsiranda vėl ir vėl žuvis. Čia žuvis gyvena tam tikrose vietose, dobelėse. Ir jeigu tu pagauni, sunaikini, po kiek laiko atvažiavęs gali ir nebepagauti nieko. Nes ten greitai gali ir neatsirasti naujų žuvų. Taip kad reikia tai suprasti. Aš, pavyzdžiui, paleidžiu visas žuvis, po kiek laiko atvažiavęs, aš gal vėl tas pačias pagaunu ir vėl gerai laiką leidžiu. Kartais sutinku tokių žvejų, kurie papasakoja, kaip prieš kelias dienas pagavo ten 30 ešerių. Nedideliai upėje atrado dobelę, kur jie susibūriavosi ir visus gal juos ten beveik ir išgaudė. Jis po kelių dienų atvažiavęs, jis vėl nori pagauti. Bet ešerių tai nebėra, tugi juos parsineši visus. Tai va, būtum nesunaikinęs, tu po kelių dienų atvažiavęs ir vėl pagautum gal tuos pačius ir vėl galėtum džiaugtis. O dabar nosį nukabinęs dejuoja. Tai kaip taip nesuprasti, taigi reikia mąstyti, kad tos pačios žuvis paskui tau vėl gali užkibti. Tai baigiu kalbas, ne iš vyno visiems ir man atrodo neužilgo prasidės kibimas. Tai gero žiūrėjimo. Iki. Kažkas gražiai paėmė. Bangą tvarė. Eik savo, įdomu kas čia. Banga didžiulė. Ar šapalas? Ne, kažkas didelis, mačiau. Didžiulė žuvis. Kas ten, ar lydekai įdomu? Didžiulė žuvis. Čia jau ne šapas. Ar lydeka didelė? Ar koks salatis? Kas čia per žuvis? Ar nebus koks šlakis vėl? Nes žuvis kažkokia keista.
Svarbu ramiai dabar. Lydeka. Tokia šviesi lydeka. Gražiai įsisuka. Yra. Pirmas žuvis šiandien, bet geras žuvis. Yes. Nesiramink. Tuoj paplaukiam į ramesnę vietą. Smagu, kad pavyko ištraukti. Oho, kokia šviesi, bet nemaža. Graži. Nežinau kaip su viena ranka sudėtinga jau pakelti, nes ilga, šviesi lydeka, graži. Pagaliau, aišku, šviesi, nes tokiam smėly gyvena. Nu, ate. Čia tai smūgis. Čia greičiausiai bus lydeka. Štai kad per daug stiprus. Nebus šapalas. Arba salatis galima. Judesiai tai uhu. Gal ne lydekas. Kas čia toks? Bet nemažas kažkas. Kažkas nemažas. Kas čia? Salatis, man atrodo. Gražus salatis. Nesuprantu, kas čia.
Yra. Na super, super. Va toks torpėda kalė. Oi stiprus, nelabai storas šitas, toks ilgas, sportinis matas. Sportinis čia. Kibimų mažai, bet kai kimba, tai va, su viena ranka beveik vos nulaiko. Žuvis gražias. Ačiū, ate. Yes. Kaip jums lizdelis. Sapynės kokios. Neblogai, neatrodo. Stamina Beats. Kažką. O, ką išdarinė. Kokia pasiūns. Apsivinioja. Ką tu ten išdarinė? Paėmiau. Gerai. Eik, sau buvo viena bankė, paskui antrą. Ir yra. Kažkas yra. Upėtakis. Pirmas upėtakis mano. Eik tu sau. Geras. Pirmas upėtakis mano. Pirmą kartą gyvenime pagavau upėtakį. Kol aš jį sugraibaliojau, raitasi kaip gyvatė, niekaip paimti negalėjau. Aišku, ir stengiausi atsargiai labai, kad nesuspausčiau, nes visgi reta karališka žuvis. Stamina Beats. Летуться. Ай, tik žuvis labai užsispyrė. Oi, užsispyrė. Šapalai, kokie užsispyrė.
Pagaliau smūgis. Ir ką mes čia turim? Šapaliukas. Labą dieną. Pagaliau sulaukiau šapalo smūgio. Šiandien labai jie kaprizingi. Oi, oi. Wow, pačiupa, nedidukas, bet vis tiek pačiupa. Kai taip sunkiai jie kimba, tai džiaugiuosi net ir tokiais jau. Wow. Oho, kokie jie tapo išprotėję. Wow. Ir atsikabina, bet va čia tai smūgis buvo. Čia tai jau smūgis buvo. Ir vėl nėra. Wow, pagaliau, galgi ištrauksiu nors vieną. Wow, didelis tas garantuotai. Kaip jis įdomiai juda. Ar nebus lydeka dar kokia? Matau. Greičiausia šapa. Bet didelis. Neina. Oho, stok, nesidraskyk. Va čia jau geras kalibras. Niekaip neišeina gražiai paleisti. O, gal šį kartą pasiseks. Ar jau nebėra, nesuprantu. Yra dar tai. Yra. Nelabai šitas
Bus toks jau didelis. Jeigu nepabėgs dar. Nu, gražus šitas irgi. Ačiū, ate. Ja. Mažesnis. Ai, tu savo. Va čia tai bankė. Aik. Iškasti. Ait. Pasiūtęs. Va čia tai pasiūtėlis. Ateik, ateik. Va čia tai maladės. Da vienas galingas.